Tu Claude naudojasi blogai ne dėl to, kad nemoki promptų, o dėl to, kad nenaudoji skills. Šiandien parodysiu, kas tai yra ir gale video jau mokėsi susikurti skills pats. Šiame video paaiškinsiu, kaip jie veikia, kuo skiriasi nuo promptų ir gale gyvai sukursim vieną skills kartu su mūsų skills kūrėju. Paprastai tariant, skills yra instrukcijų aplankalas, kurį Claude pasiema tada, kai jo reikia, ne anksčiau ir ne vėliau. Pagalvok apie tai, kaip per receptų knygą virtuvėje. Tau nereikia visų receptų ant stalo vienu metu. Kai gamini sriubą, pasiemi sriubos receptą. Claude su skills veikia lygiai taip pat. Pamato užduotį, atsineša tinkamą receptą, padaro ir padeda atgal. Techniškai tai yra paprastas tekstinis failas ir jame 3 dalykai. Pavadinimas, kas tai yra, aprašymas, kada Claude turi tai naudoti ir instrukcijos, kaip tiksliai atlikti šį darbą. Tas aprašymas ir yra svarbiausia dalis. Claude skaito aprašymą ir sprendžia, ar šis skill tinka šiai užduočiai. Jeigu tinka, atrakina ir atlieka užduotį. Ir didžiausia painiava išgirdus apie skills yra, kuo skiriasi promptai, skills ir projektai. Tai promptas yra vienkartinis. Parašiai, gavai atsakymą ir dingo. Kitame pokalbėje vėl reikia rašyti viską iš naujo. Global instructions arba globalios instrukcijos visada įjungtos. Veikia kiekvienam pokalbiui, net kai nereikia. O skill įsijungia tik tada, kai reikia. Tu nieko nedarai, Claude pats atpažįsta užduotį ir pasirenka reikiamą skill. Analogija būtų, promptas yra, kai kažkam pasakai, ką daryti, o skill yra, kai išmokai žmogų ir jis pats žino, ką daryti, kai ateina tinkama situacija. Štai kodėl tai yra galingiau. Vieną kartą gerai aprašai savo procesą ir Claude kartoja tiksliai kiekvieną kartą be priminimų. Kitas labai svarbus klausimas, kokius skillsusgi galime susikurti. Tai pateiksiu keletą pavyzdžių, mes esame sukūrę savo bendruomenėje. Pirmas, redaktorius. Tai gali būti tavo rašymo stilius, tonas arba taisyklės ir Claude redaguoja tekstą pagal tave. Sekantis pavyzdys yra sąskaitos. Tai gali būti tavo sąskaitų formatas. Įvedei duomenis ar pasakei duomenis ir gavai paruoštą dokumentą, paruoštą pagal tavo formatą. Kitaip tariant, tai gali būti bet koks pasikartojantis procesas. Vieną kartą prašai ir toliau viskas vyks automatiškai. Esmė tokia, tu nustoji aiškinti tą patį per tą patį, tavo žinios tampa įrankiu, kurį Claude naudoja už tave. Ir turiu labai gerai žinių, kadangi visi skillsai, apie kuriuos kalbu, yra ne teorija. Mes AI Startas bendruomenėje turime pilną Claude kursą, kur nuo nulio galėsi išmokti visų AI įgūdžių ir kurti savo įrankius. Plus lietuviškas skills katalogą, kuriame yra redaktorius, sąskaitos ir dar daugiau jau paraštų jums skillsų. Jūs galėsite juos atsisiųsti, naudotis be jokio kodo. O jeigu jūs turite įmonę ir norite, kad mes jūs apmokytume, mes darome korporatyvinius mokymus apie Claude, AI automatizaciją ir daugiau. Nuorodas rasite aprašyme, o dabar aš jums parodysiu pilną demonstraciją, kaip atrasti skillsus, kaip juos įsirašyti ir kaip susikurti savo asmeninius skills. Kartoju daug ar skills, nors būtų lietuviškai čia būtų įgūdžiai, bet šiam video mes naudosime skills. Taigi, atsidarome claude.ai svetainę, taip pat visą tai veiks ir Claude aplikacija, tuomet po kairę jūs matote mygtuką Customize. Paspaudžiame ant Customize ir viršuje mes matome skills. Paspaudžiame ant skills, jūs matysite visą sąrašą skillsų, kurie jau yra prijungti prie jūsų anketos. Tai pavyzdžiui, mes turime sąskaitos ir viršuje mes galime įjungti arba išjungti skill. Tai tarkim, jeigu skillas yra įjungtas, tai šiam pavyzdžiui su sąskaitomis ir mes įmesime savo sąskaitą, jis veiks pagal šias instrukcijas. Jeigu mes išjungsime šį skill ir įmesime sąskaitą į Claude, Claude jau nežinos, ką mes norime su tom sąskaitom daryti ir jūs sulauksite labiau bendrinio atsakymo, kuris turbūt tik tai sugaiš jūsų laiką. Taigi, jeigu jūs norite pridėti naujus skillsus, mes spaudžiame plus ir gali spausti Browse Skills. Čia jūs rasite daug presetų. Tai yra skillsai, kurie yra sukurti Anthropic kompanijos, tai yra Claude kompanijos, ir jūs galite tiesiog pridėti paspaudę pliusiuką. Tai pavyzdžiui, mes turime MCP Builder. Jeigu mes norime jį pridėti, spaudžiame pliusą ir štai MCP Builder atsirado mūsų sąraše ir mes galime įjungti arba išjungti. Beje, kaip minėjau pradžioj, kiekvienas iš šių skill yra tiesiog instrukcijos. Tai pavyzdžiui, paspausite MCP Builder, jūs galite matyti pilnas instrukcijas, ką šis skill daro. Taip pat jūs galite rasti pilnas instrukcijas ir apie mūsų skillsus, paspaudžius README. Tai pavyzdžiui, su sąskaitom pamatysite, ką šis skill daro ir kam jį naudoti. Vėlgi, jūs galite rasti visus skillsus mūsų bendruomeniai, linkas apačioje. Taip pat prieš kuriant mūsų asmeninius skillsus, jūs galite rasti labai daug skillsų internete. Tai pavyzdžiui, šiam portale claudeskills.info jūs galite rasti 658 skirtingus skillsus. Ir vėlgi, tai priklausys nuo jūsų verslo ir ko jūs norite iš Claude. Tai pavyzdžiui, mes turime productivity, creative art, designui, apsaugai, testavimui, researchui. Tai vėlgi internete paieškojus rasite begalę variantų. Vienintelis dalykas, mes sukūrėme šiuos savo skillsus lietuviškai, kadangi mes jų niekur neradome internete. Tai pavyzdžiui, mes turime skills pavadinimu redaktorius, kuris padės jūsų Claude arba jūsų dirbtiniam intelektui rašyti labiau
kaip žmogus. Jis aptinka 10 iš šių punktų, tai yra verstinę kalbą, kaip pavyzdžiui AI verčia pažodžiui ir tada tampa labai akivaizdu, kad rašė robotas, sterilumą, angliškus skyrybos įpročius ir sutvarkys jūsų tekstą, kad skambėtų lyg rašė žmogus. Aš manau, tai labai geras skill, mes naudojame jį labai dažnai, bet čia noriu pakalbėti apie patį geriausią skill, tai yra skill kūrėjas. Tai yra skill, kuris padės tau susikurti skills. Tai va, matote, yra skills kūrėjas. Tai pradžioje, jeigu jūs naudojate skill pirmą kartą, jums reikės šiuos skills įsirašyti. Tai spaudžiam pliusiuką, create skill ir upload skill. Tada jūs turite susirasti folderį, kuriame yra jūsų skill. Tai mano būtų skills LT ir spaudžiam skill kūrėjas, open ir tai upload and replace, nes aš jau turiu šį skillsą ir matote, atsiranda skillsas štai čia. Taip pat patikrinti, ar jis yra įjungtas, taip jis yra įjungtas ir nuo šios akimirkos šis skill yra aktyvus jūsų Claude. Ir vėlgi šie visi skill failai yra mūsų Skool bendruomenė. Kai jūs turite jau įsirašę savo skill, grįžkime į mūsų chatą, pradėkime naują chatą ir rašome / ir čia jūs galite rasti visus mūsų skillsus. Tai jeigu, pavyzdžiui, norite aktyvuoti redaktorių, jūs galite rašyti redaktorius ir matote redaktorių viršui. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs parašote tekstą ir norite, kad redaktorius patikrintų, tai parašykite tekstą, padėkite / redaktorius ir redaktorius patikrins jūsų tekstą. Bet dabar mes norim susikurti savo skillsą, tai rašome skill kūrėjas ir jeigu jūs jau turite idėją, galite parašyti, kokią skillsą norit. Bet šiuo atveju aš neturiu idėjos ir noriu, kad skills kūrėjas man padėtų. Spaudžiu enter ir pažiūrim, ką skills kūrėjas mums gali pasiūlyti. Taigi rašo, Pradėkim, kursim tau naują skill nuo nulio. Pirmas klausimas, ką nori, kad šis skill darytų. Apibūdink paprastai savais žodžiais, ką tu parašytum Claude ir ką norėtum gauti atgal. Tai vėlgi, jeigu jūs jau turite idėją pasiruošę, jūs galite rašyti idėją. Tarkim, aš neturiu idėjos. Nežinau. Ir kaip matote, kadangi Claude turi atmintį apie mane, jis gali man pasiūlyti idėjas pagal mano darbus, kuris iš šių variantų tau labiausiai gelbėtų laiką. Galim padaryti bet kurį. Taip, tai būtų YouTube pavadinimai plus aprašymai iš video temos. Tai jeigu aš įrašau video temą, kad Claude'as man automatiškai parašytų aprašymą ir pavadinimą. Neblogas skillsas. Toliau, video scenarijus, hookai pagal formulę. Tai man leistų susikurti savo formulę ir kitą kartą, kai aš norėčiau kurti video, aš tokį rašau temą ir gaunu pilną scenarijų. Neblogai. Sekantis variantas, Skool postai bendruomenė iš vienos idėjos. Tai jeigu aš įtaipinčiau idėją, man sukurtų postą. Irgi neblogai. O jeigu aš noriu kažko kito, galiu pats patikslinti. Tai manau, pradėkime nuo labai paprasto pavyzdžio. YouTube pavadinimai ir aprašymai iš temos. Spaudžiame. Vėlgi, jūs matysite pasiūlymus, kurie atitinka jūsų darbus ir maždaug ką jūs bendravote su Claude iki to. Ir jeigu jūs neturite didelės istorijos su Claude ar su kita platforma, jūs galite įrašyti pats maždaug ką darote ir skills kūrėjas padės jums susikurti suasmenintą skills. Gerai, geras pasirinkimas, tą darai per kiekvieną video, tai realiai taupys laiką. Kad skills gerai veiktų, reikia suprasti tavo stilių. Geriausias būdas duok man 1-2 realius pavyzdžius tavo video, kurie geriausiai pasirodė, pasakyk video temą ir kokį pavadinimą tu galiausiai pasirinkai. Ir štai čia yra pagrindinis pliusas skills kūrėjo, kadangi jis tau padės žingsnis po žingsnio susikurti optimaliausią ir geriausią skillsą, klausinėdamas tavo klausimų, kol jūs išsigryninsite idėją. Vėlgi, aš nenoriu, kad šis video būtų per ilgas, tai rašysiu viskas tinka, sukurk skill. Nerekomenduoju taip daryti, bet aš nenoriu atsakinėti į daug klausimų, kurie užtruks 20 minučių šį video. Gerai padarysiu skill, kuris iš video temos generuoja YouTube pavadinimus ir aprašymą. Įdėsiu kelias gerai veikiančių pavadinimo formulės ir tavo kanalo logiką. Aš biškai paskubinu šį procesą, nes jums noriu parodyti, ką jūs gausite paskutiniam žingsnyje. Ir štai mes turime savo asmeninį skill, mes turime zip failą, kurį galime įsirašyti arba netgi nusiųsti draugui. Taip pat jūs turite pilnas instrukcijas. Prieš naudojant aš aišku rekomenduočiau jums perskaityti visą šią logiką, ar tai tinka jūsų verslui, ar viskas teisingai, kadangi jūs nenorite, kad jūsų pasikartojantis procesas būtų neteisingas. Taigi jūs matote šiose instrukcijose užduotis, kokios gali būti užduotis, pavadinimų formulės, taisyklės ir pavyzdžiai. Jeigu jums patinka skillsas, jūs galite atsisiųsti jį, susirandi folderį, kuriame yra skill, downloads, YouTube skill, open ir jūsų skillsas atsiranda sąraše. Šiam kartui aš išjungsiu šį skillsą, kadangi jis man reikalingas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite pasiekti mūsų kanalą ir komentaruose parašykite, kokį skillsą jūs susikurtumėt savo.